Štai koks žirnis išdygo Kopenhagoje. Dar po kol kas uždarytas, negalima prie jo prieiti, bet aš išdygau Kopenhagoje prie nacionalinės televizijos pastato ir jame šią savaitę darbuosiuos, fotografuosiu. Taip, išpuolė didžiulė garbė fotografuoti Danijos radijo ir televizijos simfoninį orkestrą, kuris yra vienas iš top 10 pasaulyje. Tai va, truputį pasidarbuosiu intensyviai su muzikantais ir truputį prasiblaškysiu nuo savo kasdienių statybos darbų tokioj man labai mylima mieste ir aš jį galiu drąsiai sakyti, kad pažįstu geriau nei Vilnių. Tai nes ir gyvenimo daugiau metų esu praleidęs aš čia nei Vilniuje, tai kaip sakant, sugrįžtu į savo sostinę, savo širdies sostinę. Tad dar truputį parodysiu iš vidaus, kiek čia visko bus daroma ir jums, kaip sakant, duosiu susipažinti su mano pagrindinės gyvenimo veiklos užkulisiais Kopenhagos mieste. Oi, kaip saulytė ir čia šviečia. Plotai ir masteliai neįtikėtini. Tai bet ir architektūra žavi savo vaizdais, dizainu, funkcionalumu, galvojimo apie žmogų, apie patogumą, darbo erdvės ir matome pačioj rūšiavimą ir kitoj pusėje žmonės gyvenančius naujuose namuose ir dviratukas, kurių čia tikrai apstu. Parodysiu ir ruošiamą studiją. Kaip ir matosi, užrašai, daug visokiausios technikos, kaip ir privalu. O pas man skirtoje studijoje dabar vyksta tik paruošiamieji darbai, bet žavi tai, kad irgi viskas kompiuterizuota, technikos gausybė ir dabar reikia susiruošti muzikantų atėjimui. Ankstyvas rytas karališkam Kopenhagos parke. Nežinau, ar matosi, bet čia yra pilna karališkųjų elnių, turbūt taip jie vadinasi. Ir matosi pakankamai didelių ir jų ten pilna pieva yra ir nuostabus rytas. Su dviratuku minti į dienos darbus fotografuoti. Važiuojant arba einant pasivaikščiot karališkuoju parku galima pamatyti daugybę virtuolių ir apskritai pilna nuvirtusių išpjautų medžių. Ir jie yra paliekami ne šiaip savo, o tam, kad vabzdžiai gyventų, ne taip kaip pas mus miškus iššluoja visiškai, kad nėra po to niekam gyventi, vėl visa ekosistema turi kurtis naujai.
Tai čia vienas iš tokių labai gerų pavyzdžių, kada yra galvojama, sakykime, taip tvariai ir bioįvairovės išlaikymu ir gal to pačiu ir puoselėjimu. Tai va, vėl galim pamatyti aplinkui ir taip yra visur. O čia, kas yra nuostabu parke, tai kad medžiai pagrindė bukai, kurių pas mus Lietuvoje, na, tikrai net tiek jau daug ir pamatysi. Ir, na, jie dideli medžiai, kur tau, kaip ąžuolai, užauga ir kamienai didžiausi. Tai va, norėjau pasidalinti dar tokiu pastebėjimu iš Danijoje esančio karališkojo parko į šiaurę nuo Kopenhagos, arba vadinamo Dyrehaven. Na, gal čia toks biškis angliško akcentų tarimas, bet jo, yra toksai. Savaitę laiką fotografavus muzikantus, kurie nuolat groja šitoj televizijos ir radio koncertų salės scenoje. Tai didžiulė garbė ir man patekti būtent į jų darbo vietą ir taipogi patirti architektūrišką grožį, kuris yra Danijoje, na, išpuoselėtas ir garsus visame pasaulyje medžiagomis, architektūriniais niuansais. Na, gali stovėti ir studijuoti kompoziciją, išdėstymą, apšvietimą, medžiagiškumą, viskas yra nuostabu. Tai tokia patirtis visada išvažiavus yra be proto vertinga, nes ją parsivežė ir po to taipogi norisi panaudoti ir savo aplinkoje, kuriant savo aplinką. Tad keliaukit, parsivežkit ir gražinkit savo aplinką. Savaitėlė Danijoje. Na, man tai kaip pabuvimas namie pas mamą ir tiesiog geras jausmas. Geras jausmas yra tas pabuvimas pas mamą. Patirtis profesinė tikrai neišpasakyta, bet šalia patirties profesinės visada aš stebiu aplinką ir man labai įdomu stebėti danų žalią filosofiją. Kad ir kaip Danija statistiškai gal ir nestovi biodiversiteto arba bioįvairovės įvairia pušiškume ir tose statistikose, tose tyrimuose, kurie yra padaryti, tai Danija taip stovi pakankamai žemai, bet iš principo kaip mieste yra ta tvarumo ir apskritai kuo daugiau žalumos įterpimo idėja, tai man visada žavi. Ir pradedant nuo architektūros ir baigiant paprasčiausiai žmonių sprendimais. Kad ir dabar esu prie oro uosto terminalo, turbūt matosi už nugaros, čia vis tiek yra padaryta laukinė pievelė truputį iš, man atrodo, viksvų ar panašiai. Ir tokios organiškos formos suoliukas. Na, vėlgi, kai palyginti pas mus, tai viskas tiesiai linijos, žolė nupjauta ir viskas panašiai taip. O čia daugiau tokios lengvos formos ir plaukiojančios. Kaip ir to pačioj koncertų salėje, kurie buvau. Vėlgi, pastatas iš išorės yra kubiškas, kvadratiškas, tiesių formų, o eini viduje viskas plaukioja, linijos plaukia. Na, tai va, vėlgi tų elementų sąskambiai, sužaidimai, tai jie yra,
man tikrai nuostabus ir įkvepiantis ir visada norisi tokių įkvėpusių momentų visada parvežti ir kurti savo aplinkoje. Tai va, gal šį seriją tokia ne iš Lietuvos, iš kelionės mano ir todėl ir norėjau pasidalinti savo komandiruotės įspūdžiais su jumis, padėkodamas kaip visada už jūsų pridedamus nykščius, pasidalinant įrašų su draugais, paspaudžiant tą mygtuką subscribe ten apačioj, o taipogi paremiant Contribui ir Patreon platformose. Dėkui ir iki sekančios serijos. Jau iš Kulmenų Būro kiemo.